Labas. Tikriausiai nesitikėjot, kad taip anksti išeisiu į eterį, kadangi vakar turėjom labai smagų siuvinėtojų susitikimą Kaune, kuriame aš vedžiau edukaciją, taip pat žaidėme įvairius žaidimus, kartu apžiūrėjom visų darbus, pabendravom, susipažinom, pasipildėm savo hobio sandėliukus. Tai tiesiog nusprendžiau, kad kol dar neatvėso tos emocijos, surinkti visą medžiagą, sudėti ir su jumis pasidalinti. Taip, tai šiandien matysit viską ir mano trumpą pasiruošimą šiai edukacijai ir visam susitikimui. Tai mergina sakė, kad čia buvo salas, tik tai ne internetinis, o fizinis. Ir taip pat matysit ne vien tik tai iš mano pusės, kas buvo, bet ir kitų rėmėjų dalykus. Tai ir tas pats Riolis buvo Adastros siemų labai daug moterų siuvinėjančių, taip pat buvo siūlūritės įsteigtos dovanos, pelėdos dirbtuvėlės, iš kurių pasipildžiau įtempėjus savo. Taip pat buvau maloniai nustebinta, kad atrodo viskas savaime kaip ir aišku, jau beveik, dabar galvoju, jau čia beveik 3 metai gal. Yra, kuomet pati kuriu schemas ir darau rinkinius, ir dar yra moterų, kurios nesuveda galų, kad tai yra mano produkcija, tai irgi buvo labai įdomu. Šiaip susipažinau ir gyvai su savo klientėm, kur iš esmės daug metų buvom virtualios draugės, o dabar jau ir gyvai pažįstamas, buvo faina. Ir supratau, kad reikia ir daugiau tokių susitikimų, kur galėtume kartu skirti laiko, pasiuvinėti, pabendrauti. Labai geras užsukimas Editos, labai stiprus išėjimas, tai stengsime tą kartelę ir palaikyti ir jau turiu nemažai idėjų, ką būtų galima toliau padaryti. O dabar keliaujam į video. Labas rytelis, tai žodžiu. Šiandien užturėsim tikrai rimtą dieną. Vakar susitvarkiau schemas, tai šiandien turiu paruošti 20 vienetų kūrybinių rinkinių, kuriuos siuvinėsim, raktų pakabukus. Tada dar turiu prasitikrinti rinkinius, gal kažką reikia papakuoti, tuomet turiu nuvažiuoti pasimti plokšteles ir papildomai man auskaram ir pakabukui padarys atskiras formeles, tiesiog kadangi norisi, kad tie auskarai būtų ganėtinai lengvi, tai ant plonesnės plokštelės darysiu, žiūrėsiu, testuosiu kaip kas prie ko ir ką, ir rezultate kažkaip bandyti spėti iki to vakaro pasidaryti ir savo tos papuošalus. Nežinau, iš tos įmonės, kur apmokėjau, tai jokio atsakymo. Tai gali būti, kad dar tuo momentu aš turėsiu lėkti į vieną parduotuvę ir nusipirkti bent jau auskaram kabliukus sidabrinius. Žodžiu. Bet šiaip man iš tikrųjų turėtų visai įdomiai atrodyti viskas, tai pasidariau kelis variantus, kokie galėtų būti perėjimai spalvų, tai bet irgi neišsirenku. Tai nežinau, kaip čia bus. Vieną reikia siuvinėti, jeigu ką, turėti kelis komplektus, vieną šviesesnį, kitą tamsesnį. Bus matyti, kaip čia kas, o dabar viskas keliau dirbti, nes yra daug reikalų, penktadienis, o rytoj jau iš karto išvarom, tai šiandien viską turiu būti susiruošus. Tai ką, trumpas intro, tai žodžiu, pasiėmiau dar formelių, tada pasiėmiau dar formelių, tada pasiėmiau rūšiuoklę ir zuikius, nes jau zuikių nebeturėjau, ir savo papuošalam filso kitas puselės. Kadangi man nieko neatsakė tie, kurie prekiauja tais papuošalam dalykais, tai važiuoju į vienos klientės rekomenduotą vietą nusipirkti papildomai atsargai, jeigu šiandien negausiu. Mano damutės turiu, išgelbėtas mano projektas, tai dabar reiks tik siuvinėti. Labas rytas. Šeštadienis, pusę valandos pramigau, vedu šunį ir ruošiuos kelionėje. Tai kaip ta mano draugė?
Labas rytas. Parėmė edukaciją, visko, žodžiu. Tai va. O apie savo darbus, tai mano darbai va čia va yra įrėminti. Aišku, daugiausia Riolio, nes aš prie Riolio gyvenu, kaip sakoma. Atsiprašau, neišlyginti mano darbai, nepadariau namų darbų. Tai, tarkim, turiu vieną Astos išsiuvinėjusi karį. Kiek žinau, niekas nesiuvinėjo tokio. Ir taip po truputėlį, darbelis po darbelio, mažesnis prie didesnio. Tai kol kas, aišku, labai tokių įspūdingų Astos schemų dar nesiuvinėjau. Bijau. Bailiukė, bijau dar šiek tiek. O tos mažesnius tai siuvinėjau ir pakankamai, na, pasakyčiau, reguliariai. Na čia, sakau, vieni tokie pirmųjų, gal pasakyčiau. Jau mažas nereikia bijoti schemų. Na, spalvų tai daug, ten užtrukau iš tikrųjų, prie jo ir teko atsikvėpti, atsipūsti, po kurio laiko ir grįžau. Mėgstamiausi darbai yra pilno siuvinėjimo, tokie didesni, tai iš tikrųjų daug ir neturiu kol kas vieną tokį labai didelį išsisiuvinėjęs. Tai po to buvo atėjęs periodas, kai iš vis nesiuvinėjau turbūt kokių taip pat 15 metų. O vieną dieną prisėdau ir galvoju, kad turėtų būti kažką pamiršau. Ir kažkokiu būdu tiesiog tvarkiausi namuose ir pamačiau išsiuvinėtus darbus, kurie tiesiog buvo sudėti ir pamiršti. Tai jau dabar, nežinau, kokius 8 metus, 9 iš naujo prisiminus, aš vis naujo grįžtu ir po truputį siuvinėju. Siuvinėju nuo 12 metų. Pradėjau lankyti būrelį ir užkabino kažkaip. Jau beveik 30 metų su siuvinukais, neišsiskiriau. Paskutiniu metu tai iš viskai Astos grupę atradau, tai wow. Gal jau 6 paveikslą pagal schemą padariau per kelis metus. Tai va taip noras ir nedingsta dar. Siuvinėjimo etapas prasidėjo gal 2016 metais. Nežinau, padėjėja ar kaltininkė, tai Sandra iš tiesų buvo. Nes labai man krito į akį ir širdį pan žemėlapis. Ir kadangi aš nebuvau įgudusi siuvinėti, bet noro buvo daug ir akis didelės, tai turėjau didelį užsidegimą ir Sandra mane paskatino, nes iš jos pirkau tą rinkinį. Ir žinokit, tai yra man tas pan žemėlapis, mano pirmasis tas toks siuvinys, po kurio aš nė dienos be adatos. 27, tai kažkur tiek ir siuvinėjau. Vis tarpais, bet taip, kad visai nesiuvinėčiau, tokio ilgo, kad iki pusės metų nebuvo tarpo. Visą laiką ant adatos sėdžiu. Atsivežiau šiandien tai gyvenimo veidrodį iš Astos, tas yra didžiausias. Aš galvoju, kad Lizos. Vainikė Liza buvo atvėžė. Mano. Tai tą didįjį tai gal metus laiko siuvinėjau, o šitą 5. Po to atradau YouTube, tada šiaip grupės ir tada mano kiekis tų darbelių išaugo vienu metu siuvinėjimų. Siuvinėjau visokius darbus ir mažus ir didelius. Anksčiau pradėjau siuvinėti, kai dukrytę pasigimdžiau, išėjau į dekretą ir kažkaip pamačiau vieną darbą iš nuotraukos padarytą. Kažkaip labai įspūdį padarė ir kažkaip pati užsimaniau. Pasidariau irgi schemą pati, tokie paukščiukai buvo, taip labai domėjausi, kaip tą pasidaryti, išsisiuvinėjau. Ir paskui kažkaip pradėjau dalyvauti tose grupėse, visokius tokius darbus siuvinėti. Derinau pagal atnaujintos virtuvės interjerą. Kodėl pasirinkau šitą siužetą. Irgi esu Pelėdų dirbtuvėlių dalis. Ir šiemet grįžau prie siuvinėjimo. Turiu tik vieną mažą dar šių metų šviežią darbelį. Čia irgi yra kaip mano šeimos gyvenimo, nežinau, idėja. Mano vyras jūrininkas, aš pati baigiau jūreivystės mokyklą. Tai vienas dirba jūroje laive, aš dirbu su jūros dalykais krante. Tai čia toks mūsų atspindys gyvenimo. Tai pagrindė visi mano tokie ir pradėjau irgi nuo švitrių, visai mažyčių, ten 2-3 cm dydžio paveiksliukai. Daugiau darbų su savim neturiu, nes jie irgi visi yra išdovanoti.
giminėm. Tai va, tai čia yra mano naujos pradžios pirmas darbelis. Aš apskritai mėgstu rankdarbius visokius, biški ten, biški čia, bet siuvinėjimas yra mano pagrindinis hobis. Kiekvieną vakarą su kryžiukais neapsieina be kryžiukų. Esu dėl grupių ir ten, ir visur aš lendu, ir visokius ten salus pasižiūriu. Žinau, kad būna, kad vienu metu žmonės siuvinėjo po kelis darbus. Pasižiūrėjau ten visokios ir ukrainietis, ir po 10, ir daugiau siuvinėjo. Šiaip aš siuvinėjau kelis, vieną pasiėmus Astos schemą, paskaičiavau po 6 metų aš ją baigsiu. Tai kaip kitą kartą, gal jeigu po 6 metų susitiksim, jau turėsiu kažką tokio grandiozinio, aš šiaip mėgstu siuvinėti visokius. Vat aš pasižiūriu, šiaip rinkimus daugiausiai. Mokyklos laikų jau, gal kokie 25 metai, siuvinėjimas tai hobis. Irgi daug turiu rankdarbių, ir neriu, ir mezgu, viską darau, biškito. Mano siuvinėjimai ten švyturys tasai su piešyba, katinas juodas ir mažiukas katinas juodas. Neturiu tokio, kad būtų kažką įskirti, visi patinka siuvinėjimai, visos firmos patinka, jeigu tik tai yra gražu. Taip, šitas ir švyturys tasai. Šiauliuose, pasisekė, ten pas jūs ir piešė. Šitas tai kažkas tobula. Kai pradėjau siuvinėti pasiekti, jau tiek metų, 20 metų ir rėminų pasiekti. Nežinau, nei vienam susitikime turbūt nebuvo kažko iš Kaišiadorių. Ar prisimenat, ką nors? Ne. Nors siuvinėjo, moteris tikrai siuvinėjo. Tai atsivežti reikia? Tai kad čia atsivežti, mane pačią atvežė, jeigu ką. Žinokit, yra sudėtinga. Tai va, šiek tiek siuvinėjau. Aišku, didžiausia meilė yra Astos. Kai suradau Astą, tai visi kiti taip truputėlį lentynas ir jeigu Vilnonius, tai Riolis. Ta Vilnytė, tiesiog. Šiaip dar ką pasakysiu, kas turit vaikų, tai turbūt gal ir esat girdėję tokį gyvą kalną, kur vyksta edukacijos visokiais gyvūnais. Tai va man tas gyvūnai ir mano paveiksluose pagrindė yra gyvūnai. Ten va tas katinas, paskutinis Astos. Tai čia turbūt Astos šešta schema, kuri jau pas mane. Liukai autoritetas. Labai gražiai. Esu Daiva iš Širvintų, su palaikymo komanda. Irgi pradėjau nuo vaikystės, nuo būrelių visokių. Irgi užsiemu su adata, draugauju nuo vaikystės, nes ir profesija irgi su adata. Čia irgi mano hobiai. Tiek neriu, tiek mezgu, tiek siuvinėjau irgi. Taip jau siuvinėjau gal 8 metai jau kaip įsitraukus labiau. Siuvinėjau daugiau irgi rinkinukus. Riolis. Kaimynystėj ne. Pradėjau nuo mažesnių, tai pabiškai turėdama laiko. Gaunam katalogą naują ir iš katalogą. Tai va. Irgi kelis atsivežiau darbelis, avižėlės tas vadinamas, aguonas. Aš esu Irena, atkeliavom mes iš Širvintų. Jūs tik iš manęs nesijuokit, aš biškį jaudinuos labai. Noriu parodyti pirmą savo darbelį. Pirmą ir paskutinį. O kodėl paskutinį? Taip jau gavos, kad paskutinis. Jis dabar paskutinis. Ne, jis jau paskutinis. Vienas dalyks jau dėl akių nematau, o kitas dalyks, kai vėjas pūstelėjo mane į šoną, mane nukreipė visai į kitą kryptį. Ir aš draugauju su adata, su žirklutėm, su siūliukais, su viskuo draugauju. Noriu parodyti, čia jis labai senas paveikslas, matytas jums, man biškis armata prieš jūs visas profesionalės, bet parodysiu vis tiek. Aš pradėjau siuvinėti va tokį. Matytas jums, aišku. Įsiuvinėjau šitą arklį. Arklį įsiuvinėjau. Ir visai šitas paveikslėlis, įsiuvinėtas arklys, nuguli tiesiog stalčiui. Ir jisai ilgai gulėjo. Užaugo mano dukra. Ir jinai, aš ją išmokiau siuvinėti. Ir jinai pradėjo siuvinėti. Kad pabaigčiau jos paveikslą. O tam tarpe yra mano dukra ir tu užbėgai už akių. Aš Editos mama esu. Ir jinai įsiuvinėjo visą foną arkliui. Jinai pabaigė.
siuvinėti. Patį sunkiausią dalyką foną. Tai čia yra kartų siuvinėjimas, kaip pasakyti. Ir vienas iki atėjo pas mane ten draugė, kaimynė ar kažkas tai tokį, net neprisimenu, paklausė, kas siuvinėjo tą arklį. Sakau, aš? Dukra sako, aš. Ir abidvi susiginčijo. Tai kaip čia gali būti, abidvi? Nu tai sakau, žmogus klausė, kas arklį siuvinėjo, ne kas fonas siuvinėjo. Nu tai va, toks ir gavosi jumoras. Nu tai va, mano pirmas ir paskutinis siuvinėjimas. Arkliai mano yra mylimiausias gyvūnas ir visa kita ir aš pradėjau siūt skiautinius. Čia taip tobulą. Čia net bijos. Čia dar sunkiau negu siuvinėti. Man kryžiukai patiko, buvo viskas gerai, bet per daug ilgas procesas siuvinėjimų. Padedi kryžiuką ir tu jo nematai. O aš čia padėjau gabaliuką, aš jau matau daugiau. Jo, būna skiautinių susibūrimai, būna Vilniui, būna Utenoj ir mes važiuojam su savo visom paklotėm, visais skiautiniais irgi į gamtą. Bet kadangi mane Edita visur vežiojas, nu tai aš prie tos grupės nelabai būnu, bet biški, siuvinėjau kažką tai va. Tyzenhauzų rūmuose buvo paroda vienos moters siuvinėjimai kryželių pas. Aš taip užsikrėčiau, kad aš turbūt pusę Lietuvos pakėliau ant kojų, kad išmokčiau, abejau visus širvintus, tada niekas nesiuvinėjo. Ir neįgalieji, ir buvo čia niekas. Tada paskambinau, žurnalas buvo siuvinėjimas kryželiu toksai žurnalas. Paskambinau į redakciją, sakau, noriu išmokti. Nu mes nemokom, bet padėsim. Tada kitą dieną paskambinau iš Riolio Aveliną. Ateik. Nu, nuėjau, išsirinkau 3 darbelius, vienas obelžiedas, kitas varpelis ir 3 šuniukas, taksas, labai myliu taksus. Nu, parėjau, atsiverčiau ir žiūriu knygą ir matau špygą, aš nežinau, kaip pradėti. Ir nėra ko paklausti. Tada dar po dienos skambina iš Vilniaus tokia Agnė, iš Justiniškių, atvažiuok, aš tave pamokysiu. Žurnalas jau rekomendavo. Nuvažiavau, tikrai pabuvau porą valandų, pamokė. Tai kai aš užsikrėčiau, čia mano liga. Aš vaikštau mieste ar kur, reikia greitai namo, man reikia siuvinėti. Tai ir negaliu. Draugė važiuoja, viena sako, pas tave dega naktį šviesa, ką ten turiu gerą apšvietimą ir siuvinėju dieną naktį. Šiaip dzūkė, tai visko toliau visi šiaurę keliauju. Buvau Vilniui, bet to vyras juk nagi nuviliojo. Nežinau, ar toliau šiaurę keliausiu. Kol kas. Siuvinėju virš 20 metų jau. Mano istorija kiek kitokia. Mokykloje nemokino, nes mano darbų mokytoja buvo įsitikinus, kad kryžiukas siuvinėja tik tai durniai. Tipo, net neverta tokios nektikos mokyt. Tai va, tai visa laimė, kad mano pusseserės darbų mokytoja taip negalvojo. Tai va, aš pas pusseserę pamačiau, kaip per darbus buvo užduota. Ir mano pirmas siuvinys, pusseserė reikėjo siuvinėti savo vardo raidę, tai va, aš lygiai tokį patį pusseserės vardo raidę siuvinėjau. Tai va, buvo 2000-ųjų pradžia, nelabai ten tų ir schemų buvo. Atsimenu, buvo laikraštis Šeimininkė, ten. Bet ten net nebuvo, ten spalvos buvo žodžiais parašytos, ten kokia nors persekinė, dar kažkokia, spalvyčių parinkinėti aš nemoku. Mano pirmi siuviniai yra baisus, net nesuprasiu, kur akis, kur ausis, kur dar kažkas tai. Picasso? Nu, kažkaip. Tai menas. Kažkaip tai taip. Tai vat, dar tais laikais į turgų važiuodavau tos PNK siūlus, iš dėžės rinktis, maždaug ten spalvas, kokias sugalvojau. Pirmi kryželiai buvo mokykloje, po to, kaip sakiau, 15 metais pradėjau siuvinėti. Stengiausi moteriam suteikti tą galimybę daugiau tų rinkinių įsigyti įvairesnių. Na, sekėsi per COVID-ą, kas su manim ilgiau yra buvę, tai žinot, kad mes gerus laivus po 4 valandas turėdavom fainiai. Po to, žinom, nepatogią situaciją ir tuomet nusprendžiau tą idėją paversti realybę ir pradėjau kurti rinkinius siuvinėjimų kryželių. Nuo mažų link didesnių, bet nėra tokie kaip pastos schemos, bet aš manau, kad
tokie susitikimai ir apskritai bendravimas tarpusavį, kadangi pasirodo mes čia irgi kelias verslininkės iš eilės susėdusios. Tokie tiesiog susitikimai siuvinėtojams dar daugiau galimybių kažką paįvairinti. Tai kol kas savo darbų nerodysiu, kuomet darysiu prezentaciją apie tendencijas, tai tiesiog turėsiu ir galėsiu viską pasižiūrėti. Siuvinėjimas iš skaitmeninių schemų. Dažniausiai būdavo taip, kad mes siuvinėdavom iš popieriaus, braukydavom ir panašiai. Bet dabar tie patys didieji gamintojai, greičiausiai žinot, kad ir Mereška yra paleidę savo appsą. Ir mačiau jau Lukas yra užsidėję QR kodus. Tos gigantai pradeda nerimo visokius akcentus uždėti, mezgimo į drabužius ir panašiai. Tai aš manau, kad su siuvinėjimu kryželiu lygiai tas pats bus. Ypač jaunoji karta, kurie ateina į siuvinėjimą. Jie nėra linkę labai didelių, jie neturi kantrybės 6 metus siuvinėti, tai tiesiog jie pradeda nuo mažų kažkokių dalykų, kur galėtų parodyti savo draugam, parodyti savo asmenybę, kas aš esu ir panašiai. Tai turiu čia keletą tokių pavyzdžių, darysim, bet pati esmė yra tokia, kad pasidarom kažkokį mažą dalykiuką ir jį nešiojam arba galim padovanoti, ypač praktiški dalykai vis tiek kaip dovanom gali sueiti. Tai šitą raktų pakabuką mes šiandien pačias darysim, kiekviena turėsit, čia siunčiu toliau parodyt. Tuomet dar kai kurie yra testuojami, nėra paleisti į priekybą, tai irgi bus tie patys, šitos paliksiu ateičiai parodyti, taip pat skirtukai, kas sakėt, nemėgstat apipavidalinimų, tai aš lygiai tas pats. Mėgstu siuvinėti, bet nemėgstu visų apipavidalinimų daryti. Galima apversti, sujungti. Tai va, čia dar vienas raktų pakabukas irgi, kad būtų iš ko rinktis. Labai vienas dizainas oponavo į Editos mamos skiautinius, nes sakė, čia grynai yra pledo raštas. Tai yra tam tikrų sentimentų, kurie gali priminti vaikystę. Tai vat šarkos, kuriuom patinka irgi čia blizgučių. Gali būti čia dar vienas, matau, yra. Užsienį, man atrodo, yra knygų prenumeratos įvairios, ten užkandžių prenumeratos ir panašiai. Tai manau, kad ateityje ne tik nustebinimo dėžutės bus, bet ir prenumeratos, kur galėsim kiekviena savo, kaip aš sakau, žiurkėno kartelį dar papildyti dar vieno kažkokį dizainą. Žiurkėnų pas mane visi žiūri. Iš principo šitam skirtukė reikia tik tai tos pačios planšetės ir 2 siūlų. Tas, kas siuvinėja taupiai, užteks ir tų pačių siūlų. Tai nusprendžiau, kad kadangi pati vis tiek visus rinkinius testuoju, skaičiuoti siūlus ir kur galima tiesiog minimaliom sąlygom pridėti tokį kaip kortų papildymą,
kad jūs įsidedat, tarkim, kelias priemonės ir jūs už minimalią sumą galite antrą tokį dalyką įsisavinėti. Tai vienas su šituo, tarkim, šitos gėlės, tik tai planšetė yra paleista, kur tiesiog tikrai kiekvieno nuo rinkinių vietų likučių spalvų. Ir jūs tiesiog, jo, ant medžio ir kitą pusę specialiai, čia dabar mano testuota yra du sujungimai, bet vat naujas yra paimtas ilgesnis siūlas, kad iš karto vienas tik apėjimas būtų. Tai vat ir pavyzdžiui, tokią planšetę turit ir lieka gražių siūlų nuo kažkokio rinkinio, tai tiesiog likučius galite vieną gėlį išsiuvinėti. Turint tokių planšečių ir kiekvienam gali, tarkim, netgi prie dovanos kažkokią pridėti. Ir paskutinis dalykas, oi čia su karoliais nepaleidau, bet su karoliais pas mane yra tik tai keletas tokių dizainų pasibandymui, bet manau, kad ateityje jų bus ir daugiau, tie patys velykiniai, kadangi turiu dabar su vienu lazeriuotoju bendradarbiavimą, tai vat visokius bandom ant medienos, su visais lietuviškais užrašais, tiesiog šventėm ir panašiai. Tai dar turėtų būti 5 skirtukai ir galbūt, greičiausiai galbūt bus, nes kol kas viso pačio darbo, jeigu padarysim, jisai turėtų kainuoti apie 170 € ir turėtų būti maždaug tokio dydžio, tai tiesiog Lietuvos žemėlapis su 10 skirtingų regionų, kiekvienam pritaikytas raštas, nežinau, ar bus siūlais ar karoliukais, dar net neįsivaizduoju, bet tiesiog tokį dalyką, kur galėtumėt žmonėm, kurie užsienį gyvena, nes labai dažnai būna, kad, nu, vat jie tai visko turi, o ką tokiam padovanoti, ir tokiu atveju išsisiuvinėjus ir galima jiem padovanoti, ir tiem, kuriem yra svarbus lietuviškumas, tiesiog galima tokią dovaną ir namuose pas save laikyti. Tai viskas 7 tokios tendencijos ir manau, kad ir gal netgi jūs pasidalinsit dar daugiau dalykų, ko galbūt ir aš pati nežinau. Ten, kur po vieną gabaliuką kiekvieną dieną, tarkim, bent jau aš, kurį perku, tarkim, medžiaga ir siūlai. Vieną dieną rankom dažytas medžiagos gabaliukas, kitą dieną siūlas. Galima rinktis suvinėjimo reikmenų, tarkim. Arba nedėlių suvinėjimo schemų, kiekvieną dieną į paštą gauni po schemą. Schemos tai elektroninės, o pats tas kiti tie variantai yra fiziniai. Yra 6, eina dovaną ieškotis. Iš abiejų gauliukų turi būti 6. Bent vienas. O jeigu 2 yra. Galim sutarti, jeigu 2-6, tai tada gali imti 2 dovanas. Taip greičiau bus. Aš kai šalia sėdžiu. O, tai lėkšte gerai. Bet ir tai. Ai, aš savai pasileidau. Gerai. Kas turi kelias dovanas? Kas turi daug? Ten, va ten, kampe turi daug. Iš čia reikia eiti, ne? Turit kelias? Galiu imti, nežinau. Galiu? Nežinau, kino. Mama, čia. Mes su jumis apsikeitėm. Va čia dar yra dovanų. Aš čia kažką mačiau. Ieškokit kur keletą. Ne. Yra. Ačiū. Eina. Bet paskutinę paėmiau. Einu pas kažką kitą. Kažkas daugiau turėjo. Va čia dėdovanas buvo. Yra? Yra. Eina. Nu, tau tai kas Ir vienas. Ten daug mažų jiems. Aš ten mačiau pasakyti. Čia pas mane. 6. Aš žinai pavoksiu dėl savo. Ne pakiauliukas. Laimingas, Bet ilgai kažkaip neužsilaiko, tikėkime. Aš bandysiu. Nu va. Puikiai. Bet ir namuose bando, ne? Nu, merginos moteris, ką tik paukštelis pačiulbėjo. Ta, kuri pirmai išsiuvinės, papildomai gaus dovaną. Jungiam raktų šabuko galiuką ir šiaip ganėtinai lengvai turėtų. Bet tu kiek daug padarėjai, kokia tu šalia. Draugė įsigai, tai va paskolino mums pirštinės. Tik paskolino? Paskolino. Skolino, neduosi. Dabar bus taip.
Užsimausit pirštinės. Reikės įverti siūlai adatą. Aš čia be pirštinių galiu va. Pakuosim dovaną su pirštinėm. Kiekvienai duosiu po 10 sekundžių, užsidedat pirštinės, aš nuimu laiką, draskot, pakuojatės, bet tik su pirštinėm. 10 sekundžių praeina, perleidžiat estafetę kitai. Kita užsideda pirštinės, pasirašė, tada tik skaičiuoju laiką. O kas laimė? Kas išpakuos jau kartoninę dėžę pamatys, ten išpakuos, tai to ir bus dovana. Prizą įsteigė mūsų Siūlų Rytė rėmėjas. Dabar galvoju. Jau plėšim. Viskas, stop. Startas. Čia keletas sluoksnių. Oho. Čia ką, ne vienas sluoksnis? Keletą. Tu dievai. Nepririnkė dažnai. Sekantį. Startas. Ne, darykit, kol pasirašau. Startas. Tai jums seksis. Startas. Šonus priskirti ant vyram. Čia labai bloga. Čia tas maksimaliai. Startas. Nagi. Startas. Dovana paklausi. Dovanos nebūtų. Maži dalykai kuria šilumą. Labai. Kaip jums? Labai patiko. Patiko? Patiko. Tai aš dabar išdalinsiu Riolą, jisai čia mums yra paruošęs, jisai čia įdėjęs savo naują ženklą. Tai nebus, kad Riolis dings, bus Riolis ir dar vienas Ainės ženklas. Jisai šiaip jau gal sako porą metų yra. Turim tokį rinkinį. Jo, tai va, sako jau porą metų jisai yra, bet jie dabar pradėjo taip labiau reklamuotis. Ir jisai grinai yra bus lietuviškas, tas Ainės ženklas. Jis yra ir Facebook'e, ir Instagram'e, visur čia matot. Taip, va šitas ženklas jų yra naujas. Jo, tai va. Ir tada visom po maišelį ir ačiū už dalyvavimą. Nu va, prabėgo gal jau kokį porą valandų, kaip esu namuose. Tai šiaip dabar tik baigiu atsigauti, ant kiek fainas buvo susitikimas, kad net nekilo mintis va tai paimti telefoną, kažkokį intro pasakyti, tai kai matysit šitą video, tiesiog bus mano kažkokie intarpai vėliau, kur tiesiog papildysiu, kur kas prie ko, kaip, nes tikrai, aišku, nepavyko visko nufilmuoti, nes tikrai buvo tokių, kur buvo slapti balsavimai, ėjom, žiūrėjom tuos darbus, visus balsavom, dar kiti keli žaidimai buvo, tai, bet visumai labai fainiai. Ir tie tokie susitikimai yra labai smagus, nes tikrai kyla naujų idėjų, kur ką, kaip padaryti. Gyvai susitinkam su žmonėm, pabendraujam, pasidalinam mintim, kam ko trūksta, kas kuo džiaugiasi ir panašiai. Tai labai tikiuosi, kad šita energija teigiama apsisuko ratu, tiek aš gavau gerų žodžių ir motyvacijos, tiek ir kitos susitikimų dalyvės. Tai buvo smagu pamatyti tas, kurios, kaip sakė Inga,
Paskutinį kartą matėmės gyvai prieš 7 metus. Tai ir buvo faina pamatyti naujų veidų, buvo faina pamatyti tuos, kuriuos pažįstu internete labai seniai, bet pirmą kartą gyvai sutikau. Tai ačiū Editai už iniciatyvą, dabar kažkaip pačiai kilo mintis, kad daugiau pasiorganizuoti kažkokių užsiėmimų, edukacijų, nes gaminom raktų pakabuką, greitas toks darbelis, daugumai pavyko iš karto pasidaryti ir tai galvoju kažką tokio pasigalvoti, kad tas susitikimas būtų turiningas, ar kad pačios savo kažką siuvinėtume, arba tiesiog kaip tik iššūkį padaryti, kad kartu kažką darom. Tai toks buvo mūsų susitikimas, šiandien greičiausiai jau 3 aprangą pakeičiau, kadangi spėjau pasidaryti iki vakaro savo papuošalus. Ir viskas. Šiam kartui tiek ir susimatysim kitame video, nežinau kada bus, ar po savaitės, ar po 2. Nepamirškit prenumeruoti mano Palėpės kanalą, pakomentuoti, palaikinti ir susimatysim jau kitame video. Iki!